Dėkui, negaliu nesureaguoti prieš tai kalbėjusius kolegas. Viliuosi, kad tokių mūsų Seime yra 3, tie, kurie čia dabar pasisakė, bet vis tik tais ponui Kepeniui noriu pasakyti, kad Lietuva 4 metus iš Lietuvos išvažiuoja mažiau negu sugrįžta gyventi. Tai vienas faktas. Kitas dalykas, nežinau, į ką jūs čia referuojate, ar jūs būtumėt norėjęs, kad Lietuva nebūtų NATO, ES nariais, kas mums garantavo saugumą ir geresnį gyvenimą visom prasmėm. Tai Gruzijos žmonės, taip, jie renkasi laisvai rinkimuose savo atstovus parlamente, vyriausybėje, bet Gruzijos žmonės šiandieną stovi gatvėse tūkstančiais, gindami savo interesą, gindami demokratinės vertybės ir integracinį kelią. Tai aš labai kviečiu palaikyti šitas Gruzijos, Sakartvelo žmonių aspiracijas. Būtent dėl to jiems buvo suteikta ir ES kandidato statusas, kalbant apie narystę ES, būtent atsižvelgiant į proeuropietišką visuomenė ir jos aspiracijas. Ir dabartinės vyriausybės parlamento daugumos žingsniai ir siekiai visiškai neatliepia tų vertybių, apie ką mes esam susitarę būti ir gyventi ES. Todėl labai viliuosi, kad nebus padaryta šita klaida, kad dabartinė dauguma neatims galimybės Sakartvelui eiti eurointegraciniu keliu. Kviečiu palaikyti šitą rezoliuciją ir padėti mūsų draugams Sakartvele siekti savo svajonės, savo tikslų ir būti kartu vakarų pasaulio dalimi.